Ką tu darytum? Dabar su visom savo žiniom, su visom savo patirtim, sugražintumėm tave, tarkim, į tau 25 metus ir tu dirbi darbą, kuris duoda nemažai pinigų, bet tu, kažkaip, bet tu matai, kad ten, žinai, 5 metai ir tu išeisi į laisvę, rinktumės tą darbą, kuris labiau patinka? Aš žiūrėčiau, aš visą laiką savęs klausiu, gerai, aš ekstrapoliuoju, tai aš esu šitoj situacijoje, man jau jinai nepatinka, tai dar 5 metai, tai šansas, kad man jinai staiga pradės patikti, yra mažas. Jeigu aš nieko nekeisiu, jau būsiu praradęs 5 metus, tai tada tiesiog kaip planas B, ta prasme, kas man patinka, klausia savęs, reflektuot, kas patinka. Ir aš asmeniškai ieškau tų sričių, kur man ir labai patinka, bet kartu mėginu ir galvoto, kur ten galima ir pinigų uždirbti, nes finale, norisi būti saugiam ar ne, galėt, leist savo, nežinau, išvažiuoti į kelionę ir tokius paprastus gyvenimo poreikius patenkinti ir nejaus streso dėl pinigų. Tai kiekis jų, kiekvienam yra skirtingas, ne, vienas nori su jachtom varinėti ir private jetais, tai ta prasme, ten reikia jau kitų tikslų. Jeigu yra tikslas būti tiesiog ramiam, tai kiek tu ten išlaidų per mėnesį turi. Ir tada, aš klausiu savęs, tai man patinka šitie dalykai. Tai ką, ir jeigu aš galiu daugiau laiko juos investuoti ir šitose srityse būti labai geras, tai ar įmanoma, vėlgi, kur yra lubas šitoj srityje? Ar ne, tai ir žiūriu sėkmingiausius atvejus, ar žmonės gerai gyvena darant šitą dalyką. Ir jeigu aš pamatau patvirtinimą, kad daro, gerai sekasi ir Lietuvoje, ir užsienyje žmonėm šitoj srityje, tik tai reikia tapti profesionalu, o profesionalu tampi per įdirbį ir laiką, kiek man laiko reikia, metų, 2, 5. Gerai, ar aš noriu tą daryti? Jo, noriu 5 metus tą daryti. Tai ir tiesiog investuot, kaip diversifikuojant ar ne, laiką ir pastangas į tą veiklą, kuri patinka. Ir, aišku, nepaleidžiant to pajamų šaltinio, nes visur tas balansiukas gyvenime veikia. Aš mėginu kažkokią lygtais ir atsakymą duoti, žinai, tu klausi klausimą, kokia yra ten sėkmės formulė ir kaip čia tu uždirbi pinigų. Paprastas atsakymas, nieks nežino, visi gali pamėtyti kažkokių skirtingų tų variantų ir jų yra pilnas internetas visokių patarimų. Tai va čia tik tai mano viena iš minčių. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.